Sveiki visi. Sveiki YouTube kanalo klausytojai. Mano vardas Raimondas ir aš esu alkoholikas. Šį vakarą pravesiu anoniminio alkoholiko online susirinkimą. Šis susirinkimas yra atviras, jame dalyvauti gali visi. Atviro susirinkimo tikslas – supažindinti visuomenę ir kenčiančius nuo alkoholizmo žmonės su savo veikla ir kaip mes sveikstame. Gal šiame susirinkime yra žiniasklaidos atstovas. Paskaitytume laišką. Ko gero tokio nėra, nematau. Tuomet preambulė. Anoniminiai alkoholikai – tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalyjasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti savo ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga būti draugijos narių – noras mesti gerti. Anoniminiai alkoholikai nemoka nei stojimo, nei nario mokesčių. Mes išsilaikom iš savo pačių įnašų. Anoniminio alkoholikų draugija nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis, vengia bet kokių ginčų, neremia iki judėjimo ir jiems neprieštarauja. Mūsų pagrindinis tikslas būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę. Ko nedaro? A. Neturi narių charakteristikų ar ligos istorijų. Neužsiima tyrimais ir jų nefinansuoja. Nenustato medicininių diagnozių. Neskiria vaistų ir nekonsultuoja psichiatrijos klausimus. Neužsiima išblaivymu ar slauga. Nelaiko nakvynės namų. Nedalyvauja socialinių tarnybų ar konsultantų darbe. Tačiau nariai, grupės ir tarnautojai su jais bendradarbiauja. Nerengia religinių apeigų. Nesuteikia gyvenamo ploto, maitinimo, aprangos, darbo, pinigų ar kitų socialinių paslaugų. Nesprendžia šeimos ar profesinių reikalų. Nerašo rekomendacinių laiškų įstaigoms dėl lygtinio paleidimo, nei advokatams, teismams ar socialiniams tarnyboms. Taip pat primenu 12 tradiciją. Anonimiškumas yra visų mūsų tradicijų dvasinis pamatas, nuolat primenantis, kad nuostatos svarbiau už asmenybės. Todėl YouTube kanalui daromas tik garso įrašas ir prašom visų dalyvių šiame susirinkime išsaugoti tai, kas čia išgirsime, nefilmuoti, neminėti kitų pavardžių. Taigi ir šiandien turime kalbėtoją iš A draugijos, tai yra Gintaras, jo namų grupė Ateitis, Šilutėje. Labai dėkojame Gintarui, kad skirite šio sekmadienio vakarą kartu su mumis. Ir Gintaras sutiko pasidalinti tema, pradedame nuo ten, kur esame. Ir susirinkimas truks valandą, tai 20-15 minučių liks klausimams. Tai tuomet turėsime Gintarui klausimų. Tai tada neužlukau, Gintarai, žodis tau. Sveiki visi, mano vardas Gintaras, esu alkoholikas. Aišku, turiu padėkoti ir noriu padėkoti už šitą galimybę dalintis. Mano nauja patirtis, Zoom'u nesudalinęsis, šiaip gyvai tik tais. Tai ačiū Dianai už postumį, Man kaip alkoholikui reikia šitą įsturimą į užpakalį. Visą laiką jo reikėjo. Tai ačiū jai, ačiū Raimiui. Labai faina tema, Pradedant nuo ten, kur esame. Kad man šiandien atrodo faina ir suprantama, Bet prieš kokius, sakysime, tos 2 metus ir 8 mėnesius 16 dienų, man šitas sakinys būtų paprastas žodžių junginys. Šiandien dienai aiškiai suprantu, kad esu dėkingas Dievui globėjui, kad jisai man parodė, kur aš esu. Nes aš negalėjau šito pamatyti niekaip. Visą laiką rasdavau pasiteisinimų, Manęs žmona daug kartų klausdavo, klausus yra, ko tau Gintarai trūksta, kad tu geri, Aš pasiteisinimų ir atsakymų jai rasti galėdavau tūkstančius. Nuo blogo oro pradedant, kad pralošia krepšinį lietuviai, kad darbdavys debilas mažai algos moka, vaikai neklauso ir panašiai, bet širdies gilumoj savo aš niekados nerasdavau atsakymų.
niekados. Tai vat, dar kartą ačiū Dievui ir globėjui, kad davė man tą supratimą, kur aš esu, kas su manim darosi ir kodėl aš einu gerti. Alkoholizmas, ne, kaip aš jį supratau, einant žingsniais, skaitant šitą knygą, tiksliau pasakius, globėjai skaitant, nes aš kaip alkoholikas mėginau ją skaityti daug kartų, labai gerą pasakymą kažkur girdėjau mūsų draugijoje, ne, kad alkoholikas mato, kas parašyta balto ant juodo, ne juodas ant balto, ne. Ir man panašiai buvo, aš šitą knygą turėjau namuose nuo 2015 metų. Jinai pas mane svetainėje garbingoj vietoj ant Andojaus dulkes rinko, ne? Ir turiu labai ryškų įtarimą, kad mano žmona tą knygą perskaitė pirma, negu aš. Ne, perskaitė, tai aš pirmas perskaičiau, bet suprato, ne, apie alkoholizmą ir ką jam turi daryti, kad aš pasiryščiau kažką keisti, ne. Šiandienai labai aiškiai matau, žinai, nors 9 žingsnį darant, aš jos klausiau apie tą, jis sakė, kad neskaitė, tai paliekam viską Dievo valioje, ne. Bet man įtarimas kilo dėl to, kad jis labai pradėjo elgtis, ne, su manim, taip, kaip aprašyta šitoj knygoje, ne. Tai yra, paliko problemas mano sukeltas gėrimo spręsti pačiam, ne. Pirmiausiai nustojo man statyti lašelinės lašinti, ne. Paskui nustojo rūpintis mano nedarbingumo lapeliais, biuleteniais. Paskui nustojo planuoti su manim kažką, ne, laisvalaikį ar šiaip būties dalykus. Ir mane paliko vieną kapstytis šitame visame, kad aš galėčiau pajausti visus padarinius. Tai ačiū jai šiai dienai. Širdingai dėkoju. Turiu už ką. Mes santuokoj pragyvenom 18 metų dabar, ne? Tai 15 metų aš kaip ir gėriau, ne? Ne nuo pirmų dienų aš gėriau, nes mes kai susipažinom, man buvo jau 41, aš buvau apsiženijom. Man buvo, 39 buvo. Aš buvau kaip tik grįžęs iš po pirmos švėkšnos, tai tokia psichiatrinė ligoninė. Aš pamatęs, sužinojęs apie alkoholizmą, kad tai yra liga ir panašiai, man tada pavyko negerti 3 metus. Tai vat, bet gal pradėsim nuo pradžių. Pradėsime nuo pirmo mano karto, ne? Nuo vaikystės. Aš augau tokioje šeimoje, kur nebuvo to alkoholizmo, alkoholikų nebuvo. Giminiai, atsimenu tik vieną dėdę. Buvo dėdė, labai gerai atsimenu pokalbį tėvų. Jis vakaras jie virtuvėje sėdi ir mama sako, tėčiui buvo atėjusi tavo brolio žmona, su juo yra negerai, jisai vienas geria, nes rado butelį tualete, ne. Man buvo apie 7 metus kažkur. Aš būdamas 7 metų suprantu, kad su to dėdė Jonu yra nesąmonės kažkokios, ne. Nes man alkoholis siejasi su linksmybėm, su
baliai susijėjimais, ane, su šokiais, dainom, garmoškėm, ane, ten ir panašiai, aš tokius vaizdus matydavau. Bet tada suvokiu, kad čia kažkas nesąmonė yra. Gerti vienam tualete, prasmės nemačiau jokios, ane. 7 metų būdamas suvokiu, bet kai po kelių dešimtmečių aš darau tą patį, tai yra viskas gerai. Vat kame yra mūsų ligos, ane, klasta visa. Taigi, augau šeimoj, mes augome 3 vaikai, 2 seserys vyresnės ir aš pagrandukas, ane. Nežinau, man visą laiką kažkaip atrodė, kad aš kažkoks netoks esu, ne. Man kažko trūksta, tas nepasitenkinimas, žinai, mane per mažai tėvai myli, žinai, skriaudžia mane, verčia tokius dalykus daryti ten, žinai. Padėti seserim mane, bet aš nuo mažų dienų jau mokėjau manipuliuoti šito savo, žinai. Kad aš esu mažiausias šeimoje, aš šituo labai naudojausi. Aišku, su tėčiu nelabai pavykdavo tas, bet su mama man beveik visą laiką pasisekdavo. Nežinau, aš to pasitenkinimo gyvenimu nelabai jutau, žinai, aš nemokėjau džiaugtis netgi gautom dovanom, ne. Yra kalėdos, man padovanoja mašiną, o aš nepatenkintas, nes aš labai norėjau, kad man padovanotų tanką, ne. Aš vaikštau porą savaičių lūpą nukabinęs, ne, visas važiuotas, nesikalbu su tėvais ir priekaištauju, žinai, kol mama net laiko spaudimo ir nuperka man tą tanką. Bet esmė tame, kad aš net ir jį gavęs, aš ten po poros dienų jį sulaužau, ne, aš nemoku tos dovanos įvertinti, netgi gavęs, ne, tą, ką norėjau. Tai va, tas manipuliavimas sekė visur, labai gerai atsimenu, ne, turėjom kolektyvinį sodą, seserys vyresnės, nuvažiuojam į savaitgalį sodo darbuotis, ne, tėtis paskirsto darbus čia, seserys mergaitės, jos išravės braškės, o Gintaras išveš su karučiu žolės, aš guliu po kriaušę, ne, ir galvoju. Kur jūs dingsit, tiek man turėsit padėti, žinai. Nes jūs pabaigusios norėsit išeiti į šokius, o tėtis, kol nepabaigtas darbas, neišleis jūs. Taip ir įvyko, žinai, ir aš tos dalykus labai fiksavau. Ir, žinai, jais naudojuosi toliau gyvenime. Taigi, vot, pirmą kartą paragavau, man buvo per 13 ir 14 metų. Buvo naujųjų metų išvakarės. Mes su draugu nusipirkom alaus po porą butelių, ne? Rūsį išgėrėm, gyvenom vienoj laiptiniai, jis 4 aukšte, aš 5. Išgėrė po butelį skirstėmės į namus, žinai, ir aš tos namus jau visai su kitokia nuotaika ir su kitokiu ūpo, ne, negu kad aš leidausi į tą rūsį. Aš į rūsį leidausi su nuoskaudom, su pykčiu, žinai, kad mane išleido su draugai švęsti, žinai, naujų metų. Buvau piktas ant tėvų ir panašiai, bet va tą butelį išgėrus, ne, ir žinant, kad susitarėme vėliau susitikti po antrą išgersim, ne, aš lipau visai, kojos pačios nešė į tą viršų, žinai. Grįžęs namo, aš jaučiausi visai kitaip, žinai. Nebuvo tų nuoskaudų, žinai, pykčio ant tėvų. Aš galėjau priimti, po namuose švenčiamis sutiktuvės naujų metų, ne, aš galėjau priimti tos suaugusius žmonės, žinai. Jų kalbas, kaip pasakydavau, senių, žinai, kur jie kalbėjo ten apie savo šeimas, savo puikius vaikus, ne, apie savo ligas, aš galėjau sėdėti toj kompanijoje, žinai, ir klausytis, manęs nieks neerzina. Aš laukiau momento,
kada jie pakildavo nuo stalo, nes tuštindavau tos stikliukus, man dingo baimė, žinai, atsakomybė, kad aš galiu pasigerti, mane bars ir panašiai, ne, nes šeima buvo gana krekšta tokia. Tai va, tas pirmas susitikimas parodė man, kad aš nekontroliuoju išgeriamo alkoholio kiekio, be šansų man. Aš pasigėriau tiek, kad man pasidarė bloga, nes sukos viskas žemė iš pakojų, slydo, panika namuose, visi laksto. Mane paguldė, atsimenu, pokalbį dar, tai jau gal čia greitai kviesti, tėvas dirbo kaip ir pedagoginį darbą tokį, sako, bus nemalonumų darbe, sako, įkalbam, gal įsikiš pirštus, remsi, panašiai. Tai jo, man tas pavyko, aš išsivėmiau, palengvėjau lyg, atrodo, ne, esmė kame. Mano kūnas nepriima to alkoholio, ne, bet mano galva ir protui šitas jausmas, šitos būsenos, ne, labai patiko. Taigi, sekantis kartai irgi parodė lygiai tą patį. Finišas buvo tas pats. Jeigu mes 7 einame švęsti mokslo metų pabaigtuvių, ne, prie upės Šyšos čia vietoje, ne, vietinės, nusipirkę ten likerio, man atrodo, vitrininio. Iš 7 bendraklasio, ne, padėti eiti, kaip aš sakiau, ne, tiksliau nešti, reikėjo mane vien. Taigi, ir aš dabar kažkaip galvoju, tas alkoholis visą laiką buvo labai svarbus, ne? Kas tą parodo, ne? Ogi aš šiai dienai, nes tas atsitiko šitas prieš 40 su viršų metų, čiut ne 50 gal, aš atsimenu, ką aš gėriau. Man tas alkoholis šventas. Aš jau nebesimenu šitų savo, ne, klasiokų, su kuriais gėriau. Nei vardų, nieko, bet aš ką gėriau, šitą atsimenu. Taigi. Kas toliau? Toliau, nežinau, tas alkoholis, aišku, iš pradžių buvo kai savaitgalyje, ne, į šokius ir panašiai einant, kaip ir daugeliu, žinai, ant drąsos. Kitiem draugam užtekdavo, aš nežinau, aš eidavau ieškoti kitų kompanijų, ne. Man neužtekdavo vienos. Labai puikiai atsimenu atvejį, ne, čia buvo po 8 klasių, kokių išvažiavom su klase į darbą į poilsio stovyklą, vasarą ten padirbėti kolūkį, nusprendėm padaryti atidarytuvės tokias. Tai šokius susiorganizavom, vietinio jaunimo paprašėm, kad nupirktų vyno. Taigi tą vyną gurkšnojant, aš labai puikiai atsimenu, kad man su viena grupelė neužteko, aš jau per visas grupelės buvom pasiskirstę ten po kelis žmonės, slapčia, kad nepamatytų pedagogai panašiai, tai vatgi, man neužteko vienos kompanijos, aš jau per visas, kol pasiekiau savo lygį, savo tą kiekį mirtiną, ne, kur atsijungiu, guliu lovai, apsivėmęs, ne, ateina pedagogai, aš jos kolioju, žinai, ryte žiauri savijauta ir ne tai, kad bloga ar dar kažkas, bet šitą gėdą visą, žinai, kaip reikės išbūti visą stovyklą, ne, aš susirenku daiktus, išvažiuoju, žinai, ir va taip, pabėgu nuo problemos, ne. Ir daugelį problemų aš šitaip sprendžiau gyvenime. Bėgdavau nuo jų bėgdavau ir ne kaip, kad tas vaikas, ne, 5 metų ten negavęs mašinėlės, lūpą paleidžia, ne, gliaunu, žinai, kad pasiekčiau savo, taigi atsakomybės ir niekados negalėjau simti. Taigi šitaip, nežinau, aš žingsnis jau einat, ne, turėjau užduotį tokį pasirašyti savo alkoholbiografiją, žinai, žinot, ir rašant, man atėjo tokių daug įdomių dalykų, žinai. Aš supratau, kad aš jau 18 metų
būdamas turėjau aiškę problemą dėl alkoholio. Nes atsimenu labai gerai pokalbę, ne, su kiemo draugais, gulėjom ant stadione ant pėvutės, kalbamės, kad čia pradės, atėjo 18, gausim kvietimus, jau čia vienas kitas gavo, reikės į tarybinę armiją eiti, žinai. Čia vieni sako, gerai, sako, palisėsim, sako, nuo alaus, o man tą suvokus, nežinau, pasišiaušio plaukai. Kaip reikės 2 metus gyventi be šito. Ta patį jausmą aš patyriau jau būdamas 38 metų, pirmą kartą atsidūręs Švėkšnoje. Iš Švėkšno aš jau atsiguliau, puoliau, ne, daug ką gyvenime praradęs. Bet man niekados nėjo surišti su alkoholiu. Man tas alkoholis draugas, priešas ir valdovas, ne, jis draugas buvo begalė, ne. Ir aš niekados negalėjau įvardinti, kad būtent per alkoholį. Akivaizdus faktai man tą pasako, žinai, kaip šiandien suprantu. Pirmas mano darbo praradimas buvo, ne, mane pagauna, dirbau gamyklų tada baldų, čia Šilutėj vietiniai. Taigi mane darbo vietoje pagauna girtą, pastepi girtą, ne, išprašo iš darbo ir gresia atleidimas. Ne, man, kad apkaltinti save ar alkoholį, kad čia yra pasiekmė, man net nešauna mintis. Man pasirodo, kad kalta profsąjunga. Nes prieš tai buvo streikas įmonėj, mes dalyvavome jame ir kas dalyvavo, tas gavo papeikimus, ne? O kadangi aš jau turėjau papeikimą, mane išvarė iš darbo, jau antro nebegali rašyti, mane atleidė, ne? Tai man profsąjungai niekšai, aš jie moku mokesčius, o jie manęs negali apginti, ne? Aš nematau, kad alkoholis. Ir taip labai daug laiko būdavo tokių dalykų, ne, nežinau. Čia buvo mano pirmas darbas prarastas, ne. Paskui, nežinau, tie praradimai buvo toliau dar didesnė, ne, aš praradau šeimą, ne, darbą, esu padaręs avariją, girtas, pragėręs teises ir panašiai, man būdavo sunku, negalėdavau išreikšti savo, aš nematydavau, nes jis man buvo draugas, aš visą laiką jam rasdavau pateisinti. Būdavo visi kalti, kiti, žinai, padarau avariją, man nematau savo kalties, kad aš girtas važiavau. Nematau, vien tai, kad važiavau girtas, jau aš esu kaltas, ne, bet kam jie stovėjo toj vietoj ir valgė čia burėkui pasistatę po ženklų mašiną ir aš į juos važiavau. Jie visi kalti. Tai va, tai panašiai ir gyvenau, nežinau. Kaip sakiau, ne, papuolęs iš Švėkšno 38 metų, pirmą kartą sužinojau, kad tai yra liga. Kad nėra čia kažkoks mano valios, žinai, nebuvimas. Panašiai, kad čia yra liga, man tą sužinojus palengvėjo, iš tikrųjų palengvėjo, nes aš, kaip minėjau, gimęs sovietiniais laikais, ne, ir tas požiūris į tos alkoholikus buvo labai neigiamas, žinai. Gerti buvo normalu, kaip aš sakau, ne. Normalu buvo negerti ir prasigerti. Tas prasidėjusių žmonių smerkimas mane lydėjo nuo pat mažų dienų, girdėjau tos pokalbius ir panašiai, ne. Ir aš žinau, iš kur tos bušros, tokios būdavom pagirių, aš nesakyčiau, kad ten labai smarkiai kentėdavau dėl tų pykinimų ir panašiai, bet va tos moralinės, ne, atrodo, tas stigma įkalta nuo vaikystės, ne, kad prasigerti yra labai blogai, tai ir tas noras sukontroliuoti tą alkoholio kiekį ir nepavykimas mane mesdavo iš proto. Tas kaltės jausmas visą laiką su manim buvo, ne, bet vat išgirdus, kad čia aš kaip ir nelabai kaltas, ne, man pasidarė lengviau.
žinai, tik tais išgirdus, žinai, tą tokį dalyką, kad alkoholikas, žinai, negali visiškai gerti, visiškai, turi atsisakyti alkoholio, mane aplankė toks pat jausmas kaip 18 metų. Dingo spalvos. Dingo spalvos ir nesprantu, kaip ir panika gal prasidėjo, kaip reikės gyventi. Ne? Kaip reikės gyventi, kaip reikės egzistuoti ir panašiai. Taigi, kaip jau užsiminiau, ne, grįžus iš ligoninės, jau nebeturėjau šeimos, žmona jau buvo išvažiavusi į Ispaniją gyventi. Aš gyvenau dar pas jos tėvus, bet ta tokia aplinka netinkanti man, ne, pasakysim. Aš jau tos dalykus kažkokius išgirdau, kad, žinai, saugios reikia aplinkos. Tai aš išsikraušiau iš jų, išėjau gyventi į seną močiutės butą, be grindų, langų. Puoliau jį remontuoti, dirbau nežmoniškai po 3 darbus ir panašiai. Nežinau, man labai didelį įspūdį padarė pasekmes alkoholio. Aš guliau alkoholikų skyriuje, ne? Ir ten buvo tokia palata, pirma palata, kur atveždavo žmonės su baltąja karštinė, ne? Su priepoliais, su kepenų atsisakymais. Ne? Aš matydavau tos išpampusius pilvus, tas šalinės. Žinai, nors dar nebuvau toks visai nukvakęs, ne? Kad aiškiai suvokiau, kai ir mane tas pats laukia, jeigu aš ir toliau gersiu. Tai vat, man išėjus iš ten, kaip sakiau, ne, pradėjau kurti naują gyvenimą, kabintis į jį. Suradau naują moterį, kūrėm gyvenimą, tvarkėme buitį ir panašiai. Ir labai norėjau dukters, visą gyvenimą norėjau dukters. Buvau susikūręs netgi paveikslą dukters, ne? Buvau nusipiešęs savo plaukų spalvą, nosies riestumą, galvos formą. Ir štai gimus dukrai, tai buvo mano pirmagimė duktė, man jau buvo 41 metai. Atrodo man kaip, ne, svajonė išsipildžiusi, aš turiu būti laimingas, bet kaip alkoholikui man tos laimės mažai, ne, ir aš nusprendžiu aplaistyti ją. Aišku, tas alkoholizmas, tas gėrimas daugiadienis ir besaikis iš karto negrįžo su viena diena, bet tas vienintelis leidimas sau, ne, paragauti jo, mane labai neužilgo grąžino vėl tą pačią padėtį. Kai atsibusdavau ryte su viena mintim, kad reikėtų išgerti ir vakare užmigdavau, ne. Užmigt galėdavau, būdavo tokių, atėjo ir toks momentas, ne, kad užmigt galėdavau, kai turėdavau šalia kažką pasistatęs, ne. Taigi, mane labai ilgą laiką persekiojo tas kalties jausmas, nežinau, lygiai pat 9 žingsnio. Aš nežinau, aš labai didelės kalties prie žmoną nejaučiau, ne, jinai medikė. Aš jai buvau pasakęs, kad aš turiu problemų su alkoholiu ir panašiai, ne, bet jinai turėjo teisę ir galimybę rinktis, ne, bet man labai skaudu buvo prieš dukrą, kai jinai, ne, grįždavo, pamatydavo mane, išgėrus, subėgdavo į kambarį, užsidarydavo, trenkdavo durim. Man šitas būdavo labai skaudu ir aš tą kaltę labai jaučiau, kad aš iš jos atimu gyvenimą, vaikystę. Nežinau, darant 9 žingsnį, mes išsiaiškinom daug dalykų.
įdomių, bet gal aš biškį vėliau apie tos žingsnius, nors jau laiko nelabai daug. Taigi, aš nežinau, pradedam nuo ten, kur esame. Taigi, man šitą visą pamatyti, kad pamatyčiau, reikėjo kito alkoholio. Man reikėjo pasiprašyti globos, reikėjo perlipti per savo puikybę. Vienu žodžiu, man turėjo baigtis mano idėjos, kaip negerti, ne? Nors tiesą sakant, aš nelabai ir susimastydavau, ką aš turėčiau daryti, kad negerčiau, ne? Kaip išeiti iš pachmielo, aš žinau begalės būdų, ne? Pradedant nuo lašelinių, paskui nuo tų smailinimų visų, ne? Vadinamųjų mažinimas tad kiekio, ne? Mane išvesdavo iš tų pagirių ir panašiai, ta ramybė sugrįždavo po 3-4 dienų, ne? Bet va ta beprotybė, ne? Kodėl aš, būdamas visiškai blaivas, pakeliu vėl tą pirmąjį stikliuką, žinai. Niekados nesusimastydavau. Niekados. Taigi, žinau, 2022 metais, rugpjūčio mėnesį, pasiskambinau į Minesotą Klaipėdoje, ne? Pasiprašiau pagalbos ten. Man pasakė, išbūk 10 dienų, ar 7, dabar tiksliai nepasakysiu, negėręs ir atvažiuot tam tikrą datą, nepaskyrė. Žinau, man išėjo, pasisekė išbūti 3 dienas, man atrodo. 4 dieną aš po darbo užsukau į parduotuvę, ne? Dirbu pamaininį darbą, po naktinės, ne? Užsukau į parduotuvę, nusipirkau tą plėškutę, išgėriau, guliu toksai. Žmona grįžta. Tai sako, kas dabar bus? Tu juk, sako, prižadėjai, žinai. Ir man atėjo tas suvokimas, koks jis man valdovas yra. Mane apėmė panika. Nežinau, važiuoju į tą antrą Minesotą, su tikslu išsiaiškinti, ką aš padariau ne taip, kad aš vėl užgėriau, ne? Taigi, nežinau, jau pirmą vakarą atsigulu, žinai. Pasiėmus knygą, skaitant žingsnius, supratau, kad aš absoliučiai nieko nedariau. Ten Minesotai, žinai, išvažiuojant duoda tokią knygą pildyti. Nu ir eigoj to 28 dienų. Gulint ten pildai knygą, ką tu darysi, o tu imsies, kad negertum, žinai, ten prisirašai savo. Žinai, kad lankysiu grupės, susirasiu globėją, eisiu žingsniais, žinai, susirasiu hobį ir dar kažką, žinai, bet grįžęs nieko nedarai ir nori negerti, žinai. Man taip pat buvo, žinai, labai gerai atsimenu, žinai. Po pirmos Minesotos 8 mėnesiai blaivybės, lankiau grupės tada. Jau ir tarnau, buvau pradėjęs grupėse, jau važiuodavau ir į ligonis lankyti, ne. Ir atrodo viskas gerai, žinai, bet vat teko, reikėjo vos guldyti į ligoninę, širdį operuoti. Mano paprašė pasiimti atostogų, kad galėčiau ten padėti uošvieniai, jie dar ūkį tada laikė, pieną vakarais nuvežti į pieninę. Ir atrodo, jau ir tie santykiai šeimoje buvo pagerėję ir pasitikėjimas grįžęs kažkoks, ne, ir panašiai. Bet, nežinau, sėdžiu vieną vakarą ant suoliuko, ne, ir taip saulė švietė, pavasaris buvo, paukščiai čiulba, žinai, ir ta mintis tokia, kaip būtų gerai atsigerti alaus. Ir ta mintis persprogė ir viskas. Ir tavo kojos automatiškai, žinai, neša į mašiną, lipi į mašiną, važiuoju lygi parduotuvės, nors ten porą kilometrų lygi parduotuvės, šita mintis niekur nedings. Ir va šitai pas užgėriau, ne, jau žinodamas apie draugiją, bet svarbiausiai, kad, nežinau, čia aš girdėjau vaikščiodamas į grupės tą, ką aš norėjau girdėti, žinai.
nors aplamai pasakius, nieko aš ten negirdėjau, žinai, bet vieną dalyką tai tikrai išgirdau, atsimenu, kad man užtenka lankyti grupių ir aš būsiu blaivas. Tai man šito neužteko. Taigi, po antros Minesotos grįžus namo mane apėmė baimė. Baimė užgerti. Tos pirmos stikliuko beprotybė kankino mane žiauriai. Aš bijojau pasilikti vienas namie. Aš bijojau išvesti šunį į lauką, nes man reikėjo eiti pro tą parduotuvę, kurioje pirkdavau, kurioje labai geros moterytės dirbo. Duodavau ir skolą, ir bet kokiu laiku. Taigi, visur ta baimė. Baimė, kad žengsiu žingsnį ne į tą pusę ir užgersi. Šitas labai baisu man buvo, aš nežinau. Ir tada priėmiau sprendimą, šiandieną galiu pasakyti, tikrai čia joks mano nuopelnas, Priėmiau sprendimą, kad reikia man pasiprašyti globos. Pasiprašyti kito alkoholiko, turinčių daugiau patirties, suprasti, kas čia yra parašyta šitose žingsniuose, padaryti tos žingsnius ir gyventi jais. Taigi, aš nežinau, man pirmą dieną nuvažiavo susitikti su juo, važiavau į Brinaragę iš Šilutės. Visą kelią labai bijojau, bet nežinau, pamačius jį, žinai, ir apkabinus į mane, ir pasakius, viskas bus gerai, nežinau, dingo mano baimės. Dingo mano baimės, dingo mano noras gerti, štai pasakysiu. Įsivaizduokit, jeigu žmogus gyvenė 54 metus su tokiu labai geru girdėjęs palyginimą su tokiu varpu galvoj, kuris skamba tokiu ritmu išgerti, ir staiga jisai nutyla, tas varpas, Nebėra šito noro. Tai nežinau, čia tikrai buvo Dievo dovana. Pati pirmoji man duota avansų. O toliau, kaip kad ir pradėjau, pradedame ten, kur esame, taigi skaitau alkoholikų, skaitant šitą knygą, darant užduotis ir panašiai, man atėjo supratimas, kas aš aplamai buvau, Kodėl mane aplankydavo šitos būsenos, kurios versdavo eiti gerti, iš kur tos būsenos kyla. Ir ką aš turiu daryti, kad išvengti jų, Esmė programos surasti aukštesnę jėgą, kuri padėtų išspręsti visas mūsų problemas, neskaitant gėrimą. Jeigu būtų nuo manęs priklausę, aš tikrai per šitiek metų būčiau metęs gerti, nes tas noras tikrai būdavo, bet mano pastangų tikrai neužteko. Neužteko nei šeimos, nei artimųjų pastangų, netgi medikų pastangų. Medikai irgi jau sako, rankas ir numojo, sakydavo, mėgink eiti ją. Ten daugeliu padeda žmonių, gal ir tau padės. Paradoksalu, atėjus į nieko nebesiūlo niekur eiti, Jie siūlo vienintelį dalyką, 12 žingsnių programą. Aš suprantu daugelį žmonių šiai dienai, kurie nesiryžta to padaryti, Aš suprantu per savo gyvenimo patirtį. Kodėl aš nesiryžau daryti to. Aš jau suprantu, kad čia yra liga. Ir liga šitaip rodo. Aš jų nesmerkiu. Taip rodo liga. Aš suprantu, kuo mes sergam. Taigi aš nežinau, gal paliksim laiko daugiau klausimams, bus plačiau jums, Tai ačiū, kad paklausėte.
Taip, Gintarė, dėkui tau labai už tokį išsamų pasidalinimą. Taigi, turime laiko klausimams, tai tada gal kažko nepaminėjau, tai atsakys būtinai, prašau klauskime. Sveiki, Paulas, alkoholikas, turiu klausimą vieną. Sveikas, Pavilai. Aš norėjau paklausti, ar turite kokią, pavyzdžiui, rutiną, kad dienos, taikant tą 12 žingsnių programą, gal pasidalintumėt? Ačiū už klausimą. Prašau. Nežinau, mano rutina prasideda, jeigu tą pasakyti rutina. Jinai prasideda atmerkus akis, žinai. Aš pasakau, kad ačiū Dievui už naują dieną ir einu vykdyti tavo valią, ne. Toliau seka malda, ne. Apžvelgimas dienos darbų, paprašymas, kad Dievas duotų man jėgų ir noro vykdyti jo valią, ne. Ir išeinu į dieną, ne. Daug kartų dienoj tenka, žinai, pripažinti savo tą nevaldomumą gyvenimo. Nemažai kartų, ne. Anksčiau aš, žinai, pajautęs tą nevaldomumą gyvenimo eidavau gerti, žinai, šiandien einu melstis. Tai vat, nežinau, tos dienos eigoj būna visko, žinai. Būna labai puikių dienų, būna nelabai puikių dienų, žinai. Pastebėjau ką, žinai. Pastebėjau tokį dalyką. Labai gerai atsimenu iš vaikystės, ne? Iš vaikystės labai gerai prisimenu puikiai pavasario diena. Pas mus kieme būdavo tokia didelė bala, ne, po lietaus, pabėdavo toks gluosnis storas. Aš stoviu tarp durų laiptiniai su rieke duonos, ne, ir toksai visas patenkintas, žinai, laimingas. Tikrai laimingas, ne. Šiandien dieną suvokiu, kodėl laimingas, žinai, nes aš pasitikėjau tėvai, žinai. Aš tikėjau, kad man ir rytoj aš turėsiu tą duonos riekę, ne. Kad rytoj aš turėsiu stogą virš galvos. Ir rytoj būsiu mylimas, aprengtas, pavalgydintas ir panašiai. Tai, žinai, šiandien mane tas jausmas aplanko kelis kartus per dieną. Ypač tada, kada, žinai, tebūnie Dieve tavo valia, o ne mano, žinai. Ir to Dievo valia sutampa su mano norais. Tada būna viskas fantastiška. Toliau, kas vakare taip pat, žinai, apžvelgimas dienos, žinai, mėginimas tą analizę savo, žinai, peržiūrėjimas, ką galėjau padaryti geriau, šitas klausimas man labiausiai patinka, žinai. Nėra nei vienos dienos, kad neturėčiau ką atsakyti šitą klausimą. Taigi ir vėlgi tas prašymas, kad Dievas man duotų rytoj jėgų ir noro, būtent noro vykdyti jo valią, būnant naudingu jam ir žmonėm. Ar atsakiau? Taip, ačiū labai. Dėkui labai, Paulai, dar klauskime. Spada drąsiai visi. Sveiki, Robertas alkoholikas.
Girdit mane? Sveikas, Robertai. Labai tau ačiū už tavo pasidalinimą, tiesiog kai kurios vietos šiurpai eina ir labai tau dėkui. Noriu paklausti, aš nežinau, kiek tavo dukrai dabar metų yra. Gal gali, jeigu teko daryti su jie 9-uką, gal gali pasakyti, pasidalinti savo patirtim, kaip judėjai link 9-ukos dukra ir kaip jisai vyko. Ačiū labai. Ačiū tau už klausimą. Žinot, mes kaip alkoholikai, aš kaip pasakojau, ne, apie kaltę, apie tą kaltę prieš dukrą, ne, kad labai save smerdavau ir panašiai, kaltinau labai daugelių dalykų, žinai. Aišku, buvo, mano dukrai dabar yra 17, ne, kai aš dariau 9 žingsnį, jai buvo nepilnai 15. Žinai, aš pasakysiu, kad man labai fainas buvo šitas žingsnis, ypač su dukra. Ir pasakysiu dėl ko, žinai. Būtent dėl šito, žinai, nusiplakimo savęs, tas kaltės jausmas, žinai. Ir kai išgirdau iš dukros pasakymų, tėti, nebuvo visas tai blogai, žinai. Su tavim vyko labai daug puikių dalykų kartu, žinai. Sako, pirmą kartą Auskarą vėjomės, mes kartu, žinai. Pirmą kartą šunį įsigijom, mes kartu, žinai. Ir daug tokių dalykų pradėjo duktė vardinti, kurių aš nemačiau, žinai, buvau užmiršęs. Aš nežinau, šią dieną su dukra, jeigu sakau, mane pamatydavo grįžus, ne, namo, bėgdavo užsidaryti, žinai, aš išsiaiškinau dėl ko, žinai, nes jai labiausiai, baisiausiai būdavo grįžti namo iš po mokyklos. Aš, kaip sakiau, nedirbu pamainom, slenkančių grafikų man būna, tai nežinai. Ir labai bijodavo rasti mane išgėrusi. Tai va, taigi, ką aš galiu pasakyti? Žinai, man labai gaila, žinai, bet gailėstavęs, aš esu atėmęs, buvau tuo momentu atėmęs iš jos saugumą, žinai. Saugumą grįžti namo, žinai. Saugumą, kurį turėtų tėtis užtikrinti, bet aš dėja vogdavau iš jos, ne? Tai vat, bet šiaip su dukra santykiai po šitų visų pokalbio ir labai pasitaisė, žinai, galiu papasakoti vieną atsitikimą. 55 metai man buvo, dirbau naktinį, dirbau vakarinį, bet man darbas yra lygi, aš grįžtu tik tais 10 vakaro, ne? Mano gimtadienis, aš pravažiuoju, randu prikeptą keksiukų, žinai, dukters. Jinai ateina, atsisėdo man ant kelių ir sako, tėti, aš tavim didžiuojas. Tai nežinau, tokios akimirkos daug ką pasako ir labai daug ką atperka. Ir atsakiau? Ačiū tau labai. Dėl to kaltės jausmo iš tikrųjų jo atsikratyti. Bet Dievo pagalbos ir be mėginimo kažkaip pastatyti žalos man irgi nepavyko. Ačiū tau labai. Taip, išgirdus tokius žodžius iš dukterės, žinai, Dievas tada žmonių lūpomis, žinai. Mes kaip alkoholikai labai dar linkę save nuplakti, žinai. Tuom įsitikiniau aš, darydamas 8 žingsnį, žinai. 7 savo būdo trūkumų, žinai, ypatingai, žinai, kai tos įdas ir trūkumus labai paprasta, žinai, įvardinti, žinai, surasti jas, bet kaip globėjas paklausė dabar, tu įvardink 5 teigiamą savo savybę, žinai. Ir man tada, žinai, dingsta viskas. Sunku ir šiandien, žinai, gana sunku pasakyti, ką nors apie save teigiamą. Nors mes ir prašom, Dieve, priimk mus, mane gerą ir blogą, ne? Bet vat suvokti tą, kad, nebūna aš visą laiką blogas, būnu aš ir geras, ne?
Tai va programa mums ir siūlo atrasti tą Dievą, tą aukštesnę jėgą savyje, ne, kurią mes užmiršom, jeigu ir turėjome ją kažkada, apleidom, ne, kas Dievas yra, meilė, gėris, ne, pagalba kitiem, mes viską išvertėm antraip, iš savo savanaudiškumo ir panašiai. Tai va, atrasti tą jėgą, kuris slypi kiekviename žmoguje. Nes Dievas nebūtų kūręs žmogaus. Jisai kūrė žmogų, jisai sukūrė gerąjį. Vaikai visi gimsta geri, paskui mūsų aplinka veikia. Daug tų veiksnių, bet nesmė tame, kad aš rinkausi šitą gyvenimą, ne, ir aš užaštrinau šitos visus dalykus. Aš iškėliau save ant to pjedestalo, ne, užėmiau Dievo vietą, gyvenau nurodinėdamas visiems, ne, žinodamas, kaip turi visi gyventi, norėdamas, kad man būtų gerai, ne, ir trokšdamas, kad ir kiti šito norėtų, vat kur esmė. Aš negalėjau tada jaustis gerai. Taigi, vat, dėkui už klausimą. Что? Dėkui Robertui, prašau dar klausimą. Sveiki, Paulas, alkoholikas, dar turiu vieną klausimą apie susirinkimų lankymą ir apie ėjimą žingsniais. Ar teko tik tai eiti susirinkimus ir neiti žingsniais, ar labai greitai pradėti tai žingsniais? Apie globėją gal dar kažkiek svarbą. Klausimas. Aš sakiau, ne, po pirmos Minesotos aš vaikščiau apie 8 mėnesius į grupėse, ne. Aš, aišku, kaip ir kiekvienas tikras alkoholikas, ne, bijojau tų žingsnių, nes čia reikia sąžinės. Sąžiningai, žinai, pažvelgti į save, žinai, pamatyti save. Nežinau, ko mes bijom. Tie žingsniai nėra taip baisu, žinai, kaip atrodė man, žinai, ypatingai po 3 žingsnio. Kai nusprendžiam patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, žinai, kaip mes jį suprantam. Tai ten viskas paprasta, nes tą 4 žingsnį, žinai, darant irgi labai ilgai atidėlioju, ieškai visokių priežasčių neraškyti, tų, žinai, savo pykčių, baimių. Aš nežinau, man nėjo netgi pirmo žingsnio. Aš suprantu taip, kad aš tos 8 mėnesius būdamas blaivas, ar tos 3 metus savo gyvenime, būdamas blaivas, aš to pirmo žingsnio nebuvau padaręs ir aš negalėjau jo padaryti. Ir nežinau, ar būčiau padaręs be kito alkoholiko pagalbos. Tai spręsti tau, nežinau, reikia tų žingsnių, nereikia. Jeigu man medikai sako, tu eik gal tau gal padės, žinai, čia atėjus, niekur nebesiunčia, o tik tai siūlo 12 žingsnių programą. Tai nežinau, pasidaryti išvadas, man atrodo, gal paprasta. Ačiū už klausimą. Ačiū. Dėkui, Povilai, dar klausimą.
Ravis alkoholikas, norėjau Gintarai paklausti, o kaip tau tarnavimas, pavyzdžiui, A draugijai grupėje ar veikloje ten kur nors, ką tau tai duoda? Ačiū klausimą. Žinai, aš daug kartų mačiau, žinai, man ką duoda? Man duoda supratimą, kad aš esu vienas iš Dievo kūrinių, ne? Nei geresnis, nei blogesnis, ne? Ir tas buvimas draugijos veikloje tame gyvenime, ne? To žinios perdavimas, kas yra labai svarbu, žinai, duoda tą laisvę, žinai, ne veltui mūsų knygoje rašo, žinai, kai nepadeda niekas kitas, žinai, padeda darbas su kitu alkoholiku. Čia ne vien žodžiai, žinai, čia yra įsitikinta jau ne vieną kartą, žinai, šito. Tarnavimas, man yra kelias į nuolankumą, žinai. Į nuolankumą, žinai, anksčiau aš gyvenau gyvenimą, ne visą laiką klausdavau, kodėl aš, ne? Šiandien dienai man su 12 žingsnių pagalba, žinai, su tradicijų studijavimu, literatūros studijavimu, žinai, aš savo visą laiką užsiduodu klausimą, o kodėl ne aš? Kas, jeigu ne aš? Ir man tikrai šitas dalykas yra, žinai, kelias į nuolankumą, be nuolankumo. Šiaip šita visa programa, žinai, surištas nuolankumu. Žinai, o tas nuolankumas, man tai buvo kosmosas, žinai, aš ir globėjau klausiu, kaip man pasiekti tą nuolankumą, žinai. Paprastą atsakymą galvoju, žinai, tu Gintarai pradėk grįžęs namo, prie durų kojas nusivalyti, žinai, kilimėlį. Pradžiai, žinai. Taigi, iš tų mažų, žinai, dalykų ir susideda viskas, žinai. Taigi taip, nežinau, ar atsakiau, ar ne? Taip atsakėjai, dėkui labai. Aišku, gaila, labai laikas mūsų baigėsi. Taigi, dėkojame dar kartą Gintarui, dėkojame dalyvavusiam, uždavusiems klausimus. Taip pat YouTube kanalo klausytojams džiugu, kad mus randate, tai prenumeruokite mūsų kanalą, išgirskite daugiau apie sveikimą ir patirtis. Šiandien su jumis atsisveikiname. Iki kito sekmadienio.